Tai labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi, kad prisijungėte ir šios dienos mūsų tema - Neuro ID pinigai. Nuo ko čia turbūt reikėtų pradėti? Reikėtų turbūt pradėti, kad mes visi turbūt suvokiam, kad energija, vat iš pirmos mūsų paskaitos, kuri buvo, tai jeigu nėra energijos, tai nėra ir pinigų. Nes jeigu nėra energijos, kūnų neteka energija, mes nieko nenorim daryti, mes norim tik tai kaip atsigulti į lovą ir gulėti. Nu, bent jau aš taip noriu daryti. Jeigu nėra energijos, tai tada atsigulam, gulime ir laukime neaišku ko. Kitos mėnulio fazės greičiausia turbūt taip. Tai va, kad energija per mumis tekėtų, tai visų pirma, vėlgi, aš pakartosiu, Neuro ID testo sukūrimo principą, kokiu būdu jis buvo sukurtas, kad priklausomai nuo ten mėnulio ir saulės maksimumo, kai dar ne kūdikis, dar vaisius buvo mamos iššiose, ląstelės augo. Nu, jos auga atitinkamai proporcija, vėlgi geometrinė proporcija ir visa kita. Ir priklausomai nuo to, ar jos kaupia vandenį, ar jos davė staigų augimo šuolį, mes turime vienokias ar kitokias tada vedančiasias savo kūno dalis, taip kaip smegenis ir hormonus. Tai va, ir mūsų smegenys ne tik tai, kad yra kairys ir dešinys, bet ir yra iš tokių trijų sudedamųjų dalių. Tai va, tai yra reptilinės, limbinės ir neokorteksas, paskutinė dalis. Net vėlgi, žiūrėkite, va, viskas taip labai paprastai. Reptilinės tai atsako už ganėtinai išgyvenimo instinktus, kad pas mus būtų išgyvenimas. Nu, pavyzdžiui, jeigu ten krenta akmuo nuo olos, kad mes turėtume įgūdį pasitraukti ir kad akmuo ant mūsų neužkristų. Lygiai taip pat, jeigu išgirstam kažkokį tai garsą ar dar kažką, tai vat, jos turi būti aktyvios. Toliau, limbinės, tai iš mūsų primatų draugų, tai jų dėka mes galime bendrauti. Mes galime skleisti empatiją, simpatiją, e, būti meilūs, paslaugus kitiems. Vat ir čia yra mūsų vidurinysis pasaulis, kurie tikslas yra meilė, mylėti visus ir per tai pasireikšti. Ir paskutinė, tai yra viršutinė smegenų dalis, kuri, kaip sakyti, užauginta, gali būti ar uždėta dirbtinai, selekcionuota, kaip sakoma, neokorteksas. Tai yra naujausia žmogaus smegenų dalis. Tai va, kurie atsako už informacijos priėmimą ir apskritai visko naujo įdėgymą. Tai va. Ir nepriklausomai nuo to, mūsų kūnas, šitas kaip ir biokompiuteris, pavadinkim, turi hormonų sistemą, mes esame skirtai vaikščiojančiai hormonų bomba. Pas vyrą ta sistema yra ganėtinai primityvi, jisai savo visus hormonus gali per dieną pragyventi ir sekančią dieną iš naujo. Pas moterį yra šiek tiek sudėtingiau, pas ją yra ciklai ir ten kas 28 dienas jie ten kartojasi. Tai va, ir nepriklausomai nuo to, mes turime vedančią hormoninę liauką savo kūne. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad kiekvieną dieną mes atsikeliame su 100% energijos ir mūsų smegenys, sakykime, jeigu mes gyventume, pavadinkime, darnoje su savo kūnu, su gamta, gaudo signalus, pavadinkime, iš kosmoso ar iš visatos ir siunčia į savo kūną elektros impulsus, kokius hormonus reikia išskirti. Ir pagal tai mes va, turime tam veiksmui energijos. Okay. Tai va, ir dažniausiai, kai mes esame ne savo sraute, tai mes tą energiją ištaškome, ir dažniausiai žmogus žino savo pagrindinį veiksmą, už ką jie moka pinigus, tačiau jo protas jį nuvertina. Čia taip, 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 taip. Tai va, tai labai šaunus vat, metodas NeuroID, kuris pagal gimimo datą, vietą ir laiką nusako jūsų vedančiasias smegenis ir ne tik tai, kad smegenis, bet ir vedančią hormoninę liauką ir kas dar labai svarbu, parodo
kur esame šiai dienai ir kiek turime energijos. Ir kas dar labai svarbu? Dar labai svarbu, kad a, kur čia ta mūsų sraigė? Kad šitas NeuroID metodas labai, nu bent jau man, kadangi aš paskutinius keletą metų buvau, kaip sakykime, net ne keletą metų, pradėkime nuo jogos prieš 15 metų, tokioj srity, kurios tikslas yra padėti žmonėms. Nu, padėti žmonėms susivokti, kas tu esi, ką tu čia veiki ir visa kita. Tai hipnoterapijos sesijos padeda atsikratyti neigiamų programų. Tai netgi šitas NeuroID metodas gali padėti uždirbti žmonėms pinigus kartu su mumis. Ir va dabar pradėkime nuo to testas. Kas vogia mūsų pinigus? Arba kas vogia mūsų energiją? Jeigu mes neturime saugumo jausmo, neturime aktyviai veikiu, neveikiame aktyviai ir nesirealizuoju. Tai reiškia, mūsų energija kažkur tai nuteka ne tenais. Ir kad būtų pinigai, kad tekėtų, vat, reikėtų, čia toks labai geras paveiksliukas nupieštas, kad yra žmogus ir vat, yra energijos rautas. Vat, įsivaizduojam, kad viršuje yra konusas, kur teka vat, informacija, jinai perina per viršų žmogaus ir leidžiasi žemyn. Tai vat, kad pagal šitą testą pas mus, vat, ten, sakykime, yra 9 hormonaliniai centrai. Tai vat, šitie vat, visi pagrindiniai 3 turėtų būti etalonė. Tai reiškia, vat, 5 valdymas, 3 klientai ir 1 kontrolė. Kontrolė tai yra saugumas ir pasitikėjimas, pavadinkime visatą arba tuo projektu, kurį aš darau. Klientai tai yra aktyvus bendravimai su klientais. Ir 5 tai yra pasireiškimas, realizacija, nu, trumpalaikis vadovavimas žmonių. Tai vad, kad jeigu mes norime, kad mūsų projektas, kuris mums uždirbinėja pinigus, gyvuotų, tai vad, va šitie 3 parametrai turi būti užpildyti 100%. E, paskui gal mes eisim. Va, čia ir yra. Labai gerai, sekantis skaitė. Čia vad, tas pavadinkime stebuklingas kvadratas. Tai vad, kai jame matosi vat, etaloninė būsena. Žmogus, va, 50 iš 50% yra klientai, 50% iš 50 yra valdymas ir kadangi čia ne vienetukas, tai jam kontrolės daryti nereikia, tai 7 yra iš 0. Tai vad, jūsų etaloninė žmogaus būsena, tai vad pas kiekvieną yra skirtinga, priklausomai nuo to, koks pasiskaičius ir kaip jis eina. Tai vad tie vad pagrindiniai kvadratėliai arba hormonai pas jūs turėtų būti žali. Tai va. Dabar grįžkim prie to, kad būtent šito testo dėka jisai yra, pavadinkime taip, kaip kas yra susidūrę su konsultavimu, tai yra toks žodis lead magnet. Žinot, kas yra, ne? Tai va, tai jau pats testas yra rinkoje, jis yra visiškai nemokamas. Tai jau pats testas yra lead magnetas. Ir kad jo pagalba galime atvesti savo klientą, tai yra visų pirma pažinti, aišku, visų pirma reikia pažinti save, pažinti klientą ir kad jo pagalba galime pritraukti klientą prie savęs. Arba, kaip sako, iš šalto kliento padaryti šilto. Ir kas paskui veda prie pardavimo jūsų galutinio produkto, tai ką jūs pardavinėjate. Ir vat, būtent įvaldžius šitą NeuroID metodą galim sugeneruoti užklausų srautą per 3 dienas. Toliau. Šita programėlė, būtent registracija padaryta Telegram kanale. Kiek aš stebiu marketingo rinką, tai Telegramas nužingsniavęs WhatsAppas dar kažką tai panašaus turi, bet mes visi turbūt žinom, ne, kad tai yra ne tik tai messengeris,
Tai yra puikus pardaviminis įrankis turėti savo klientų bazę, nes automatiškai Telegramas turi ten ir boto funkciją, ir visą kitą, ir tai labai supaprastina mūsų CRM, mūsų klientų administravimą. Tai va, ir, sakykime, bent jau testas, tai yra labai įdomu, kur galime savo kanale, ar bent jau pas save, pridėti dešiniai viršuje langelį, kad praeiti testą. Tai va, ir kas vyksta? Tai tada mūsų, vadinkim, sekėjas, nu, tas žmogus, kuris žiūri mūsų vaizdo įrašus ar seka mumis Facebook'e, papuola į mūsų botą ir jis automatiškai atsiduria klientų bazėje. Praeina testą NeuroID ir vat, šitame bote tada mes jau turime jo kontaktus. Sekantis kliento susipažinimas paspaudžia mygtuką užsirašyti konsultacijai ir jis jau iš mūsų perka. Nu, konsultacijos gali būti vėlgi dviejų rūšių - nemokamos ir mokamos. Ten metodai aiškiname, kada. Ir visiškai nesvarbu, kokią mes konsultaciją pravedėm klientui, ar mokama ar nemokama. E, nu, nesvarbu. Gerai. Ką daryti, jeigu žmonės mūsų neperka ir kaip tą parduoti per valandą? Tai būtent NeuroID metodas tiems žmonėms, kurie neturi savo produktų galutinių, gali pasiūlyti va šitą. Ir kaip aš jau minėjau, tai yra puikus būdas šaltus klientus paversti artimais. Aš pamenu, kai patį pirmą kartą pravedinėjau konsultacijas, tai toks jausmas, kad tu žmogų pažįsti pusę metų. Ir tokie šilti jausmai užpuola tave, visą kitą, nes taip puikiai pataikai, tai ką turi žmogus daryti, tai tikrai yra, kaip čia vadinčiau, magiškas būdas pažinti šį pasaulį. Vat realiai, vat ta magija per matematiką aprašyta šitame teste. Nes visi mes kažko tai ieškome. Ir vat kai nesame savo sraute, mes neturime energijos ir tada, nu, nežinau, bent jau aš tai uždavinėdavau savo klausimus, ką gyvenime aš darau ne taip, kad su manim va taip sekasi. Vat pas kitus atrodo viskas ten tvarkingai, ir namai, ir šeima, ir visa kita, o pas mane vis kažkas tai stringa, stringa, arba darai, nesigauna, griūna ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. Tai va, ir pasirodo, kad mes neturim, nu, pagal šitą NeuroID metodologiją, kiekvieną rytą mes atsikeliam su 100% energijos. Ir tik tai vat klausimas, kur dienos eigoje mes ją ištaškome tinkamai ar netinkamai. Nes kai esame sraute, nu dar čia dar kai nėra sraute, tai tie hormonai dirba ne harmoningai, nesubalansuotai ir tada prasideda aibė tokių savęs nuvertinimo programų. Nu, vat kaip čia ateitis mus gąsdina, nieko nesuprantam, vienatvė, susipainiosi sąmonė, nėra koncentracijos, jautiesi nekingai, manęs niekas nemyli, jautiesi kaip ne savo lėkštėje, aš auka, o galiausiai baimė, nėra jėgų ir lygos. Kodėl prasideda lygos? Todėl, kad jeigu mūsų organizmas įskiria tam tikrus hormonus, tie hormonai papuola į mūsų kraują ir mes savęs nerealizuojame, tai tik tai laiko klausimas, kada pradeda jie nuodyti mūsų kūną. Labai elementarus pavyzdys, įsiskiria adrenalinas, tačiau mes nebėgame, gulime lovoje. Tai tik tai klausimas, kada, kada, kada prasidės kažkoks vėžio susirgymai. Ir va šitas testas labai gerai parodo, nėra energijos, nėra pinigų, kur mes, kaip sakyti, išeikvojam savo energiją, kur skiriame per daug dėmesio. Ir aš bent jau, kadangi žmogus buvau iš verslo pasaulio, man tai čionais labai priminė darbo pokalbius su žmonėms, kurie ateina pas tave dirbti. Ir priklausomai nuo to, atlikę šitą testą, jie galim pamatyti, ar žmogus dirba savo pozicijoje, ar ne. O jeigu dirba ir mes čia tris zuikius nušaunam. Nes jeigu žmogus dirba darbe, jisai nėra patenkintas. O kodėl jis nėra patenkintas? Todėl, kad jis turi daryti tos dalykus, kam jisai nėra skirtas. Automatiškai kyla
nepasitenkinimas ir tik tai netenka energijos ir tik tai laiko klausimas, kada jisai pakeis savo darbovietę. Tai va, tai kad to neatsitiktų, galim šį čia labai gerai sužaisti, atsirenkant žmonės ir sudėliojant juos į savo vietas. Ir kad mūsų projektas ar idėja įmonė gyventų, tai vat, reikėtų šitą vat, kvadratą, kurį mes matom devynių, magišką kvadratą. Kodėl jis magiškas? Tai kad jisai būtų užpildytas visur šimto, visos kompetencijos būtų užpildytos 100%. Nu ir kad išspręsti savo visas finansinės problemas su pinigais, tai mums tai reikia sugrįžti į savo pavadinkim taip, neuro ID srautą. Tai kai reiškia, mes kiekvieną dieną gauname impulsus, kūnas įskiria tam tikrus hormonus ir tų hormonų dėka mes save realizuojame. Mes negalim savęs nerealizuoti, nes energija muša per kraštus. Mes negalim tam neparašyti posto, nepaskambinti savo draugui ar klientui, kad tą daryti. Ir va, čia jau vakar klausė, tai va, kaip sugrįžti į tą savo neuroidį srautą. Tai yra labai, tai va, ką čia aš vedžiau, tai yra tik tai pavadinkim supažindinimas su to, kad apskritai yra toks dalykas kaip hormonai, trys smegenys, gimimo datos ir visa kita ir pažiūrėti, kur aš šiandienai randuosi gyvenime. Tačiau, kad tai pragyventi, įjungti, tai vat yra vedamos meta grupės, pavadinkime. Tai meta grupės, tai vat yra 4 susitikimai, kiekvienas su namų darbais, trukmė 2 savaitės, pirmadieniais, nu dabar bus trečiadieniais, 4 meta susitikimai, kuriame pirmas yra aš sraute, antras santykiai sraute, ketvirtas pinigai sraute, trečias tai yra ir ketvirtas gyvenimas sraute. Galiu tik tai vėlgi ir tiek pat iš savo praktikos pasakyti, kad tai atstoja labai daug konsultacijų su psichologu, regresologu, hipnologu, specialistu, dar kažką, tai mentorium ir taip toliau. Tai yra realiai metai darbo. Pavadinkim taip, ką mes veikiam per tos susitikimus. Tai būna žmonių grupė, pasakojame savo jėgos ratą, asmeninės konsultacijos ir praktikos. Vėlgi yra pakankamai paprastos kūno, pavadinkim, praktikas. Tai va, mes kalbamės, turime grupę ir aišku, turime kainą. Nu, tipo kaina, marketinginis aš dar neišmokau to pasakot, kad tai kainuoja labai daug, 400 eurų, bet iš tikrųjų mes galim tą nusipirkti už 100 eurų. Šitą dalyką man dar reikia išmokti pasakoti jums, bet, palaukit, neurogrupiai, šitą moko, būtent kodėl reikia tai pasakyti, todėl kad reikia, kad išgazdinti reptilinės smegenys, kad tai yra labai brangu, duoti nuolaidą, nes tai yra neokorteksas, kuris pasako logiškai, kaip tai priimtina ir kad va, nebūtų šitų abejonių, kad ne žmogus bijo, reptilinės smegenys, prarasiu pinigus, prarasiu statusą, vėlgi reptilinės smegenys veikia, o taip įsivaizduojat, tai yra duodama 100, tai yra garantija. Nu, tai reiškia, 2 kartai nepatiko, gali pasakyti, ne man, tada pinigai gražinami. Bet kiekvienas šitas žingsnis, tai vat, mūsų smegenų veikimo principai, jau turbūt atsekat, ne? Reikia duoti emociją, peną, reikia duoti loginį paaiškinimą ir reikia duoti veiksmą. Ai, ir kad tas veiksmas būtų konkretus ir užtikrintas, tai galioja, nu, iki sekmadienio vakaro. Pavadinkim, nes aš šią dieną įdėsiu arba rytoj dar įrašus šitų mūsų pokalbių ir tie, kurie norės prisijungti į meta grupę, kad iki sekmadienį baigėsi, kad mes nuo pirmadienio važiuojam. Tai va, jeigu liko klausimų, galim dar pakalbėti. Ką mes čia dar turim? Psichologinis momentas. Kaip aš jau minėjau anksčiau, kad ateina toks laikas, kad reikia priimti
žengti žingsnį metamorfozę. Tai arba galim palikti taip, kas yra ir gyventi su tokia energijos srautu, praeiti kelią savarankiškai arba praeiti, priimti pagalbą ir eiti kartu. Tai va, tai, dar ko nepasakiau. Tai ne tik tai Neuro ID metodas ir testas, aš manau, kad tai yra visa didžiulė auganti būsima bendruomenė, kurioje galima, kaip čia pavadinti, kartu aukti ir tobulėti su magiškomis žiniomis. Žodis magiškoje čia yra pagrindinis, nes tai veikia. Gerai, dabar gal turim klausimų. Kristina, turim klausimų, neturim? Neturiu. Ar viskas aišku, ką aš čia pasakoju? Na, taip, taip. Gerai, Etela? Aš klausimų neturiu, aš tiesiog labai laukiu mokymų, labai laukiu, net tas žodis, kaip aš laukiu, kaip man čia įdomu, kaip aš užsikabinau, man labai įdomu, iš tikrųjų, aš tokių dalykų mėgėja ir aš užsimu, ne tokiais dalykais, bet pas man irgi tokie nusavyugda ir visokie kitokie. Tai, žodžiu, jo, labai noriu ir rimtai išmokti noriu. Ok, gerai. Tai šitam meta grupėje mes pragyvensim savo srautą. Su labai paprastom kūniniam praktikom, pavadinkim taip. Nes kaip ir viskas, aš sakau, jau gal sakiau, bet aš pasikartosiu, Kristina gal negirdėjo, ten visą kitą. A, e, Girdėjau Šitas vat, viską. metodas, tai yra 15 metų mano praktikų tokia vyšnia ant torto. Nes jeigu iki to laiko kažkaip tai žinojai, kad va čia yra kažkokios tai, pradžiu duoti klausimą, kodėl ir kas esu aš. Paskui atsiranda kažkokie tai atsakymai, tada atsiranda kažkokia tai kova su mūsų pančiu pasauliu ir noras jį pakeisti, padaryti geresnį, nu visi turbūt šitą praeinam, taip toliau, taip toliau. Bet paskui galų gale susidurėm su realybė, kad mes gyvenam materialiam pasauliu ir vien dvasinių šitų žinių neužtenka. Tai vat, vystant arba būnant kartu, sakykime, komandoje su šitų metodų ir jo dalyviais, tai yra puikus lietuvių kalboje tai monetizavimas, pavadinkime taip, viso savo darbo. Tai yra struktūra, kaip tą daryti, kodėl tą daryti, kaip tą monetizuoti. Nu, aišku, pradžiai grįžti srautą, antras, išmok skaityti žmonės, tada, kai tu išmoksi skaityti žmonės, tada žinai, kaip su jais bendrauti, per ką jie nori turėti ir galiausiai tada suteikti jam paslaugą. Nu, arba konsultaciją, arba parduoti savo pagrindinį produktą. Pavadinkime tai. Va. Jo, čia kalbant apie visokius metodus, apie visokias programas ir visą kitą, yra tikrai labai daug tų metodų. Aš, pavyzdžiui, atėjus į aromaterapiją, iš karto puoliau daryti holodinamiką, tarp kitko man irgi tai padėjo. Mhm. Šiaip, dėl ko aš užsiėmiau ir likau 11 metų aromaterapija, aromapsichologija ir pati dabar mokau ir kursus vidur visą kitą, dėl to, kad man labai padėjo. Aš kokia aš buvau, aš kaip atsimenu, va, tai tas klausimas ir vakar pasakymas jūsų, kad su sunum liktai atrodo, kad sunus su mama konflikte, ar ne, tai buvo, oi, ten buvo, nu, buvo visko. Bet kai aš supratau, kad man reikia kažką keisti savyje, nes supratau, kad aš ne tokia, kokia aš iš tikrųjų esu. Ir tada, kai pradėjau, tada prasidėjo ir santykiai su sunum keistis ir visa kita, reiškia. Bet vat, čia, ką aš išgirdau, ar ne, man kas labai surezonavo. Kokie metodai bebūtų, bet va čia aš radau atsakymą, dėl ko aš kai kada neturiu energijos. Pavyzdžiui, šiandien pas mane, aš net pasižiūrėjau šios dienos savo srautą, nu, ta prasme, kas šiandien man yra, man šiandien veiksmai. Aš šiandien atsikėliau 5:30 pati ir aš nežinau, aš visą dieną veiksme ir man labai gerai ir aš labai energijos turiu iki vakaro, dabar labai viskas gerai. Nu, būna dienų, kada aš nuo ryto truputį kažką padarau, viskas. Aš čia gavau atsakymą, kad aš darau ne tuos veiksmus ir aš jaučiau viduje, kad man jie netinka. Bet aš tiesiog galvodavau, nu taip, tingėjimas tai yra išreiškia, nu, netikimas, ar ne? Nu, visą laiką mes save nuvertiname, ką tik ir sakėte, ne?
Tai va, o aš čia radau atsakymą ir man štai tas metodas ir darbas su juo, aš tikiu, kad labai daug ką dar padės. Puiku. O Kristina, atlikai testą ar ne? Ne. O, nes jeigu būtum atlikus testą, mes galėtume tave panagrinėti, Įdomu. pažiūrėti, Ai, kitą kartą. kaip. Kitą kartą, sakau. Gerai, puiku. Tai, nežinau, aš įkelsiu dar mūsų susitikimų praeitus video. Kristina turės galimybės ir visi kiti, kas žiūri šitą, pasižiūrėti, kad galiausiai vat, iki sekmadienio vakaro priimti sprendimą. Ok? Gerai, tai ar turim dar šiandien Gerai. klausimų? Neturim. Ne. Ir tada ačiū labai, kad esate kartu. Aš jūs tikrai visus myliu. Kaip aš sakau, mes esame visi bendra sąmonė, tik tai skirtingų energijų srautai čia Žemėje pasireiškia. Ir tada iki susitikimo meta grupėje. Ačiū. Iki. Dėkui. Gerai, iki.